dabar tai bus. Dabar tai Dabar bus. tai Žiaurus bus, bus, jaučiu, ant kad tiek bus. žiaurus. Jaučiu Visi irgi. atsistoja, plosim. Something's got a hollow me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? It's taking a toll on me. Try my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. I lose control when you're not next to me. Kodėl man tas nesiseka? Yeah, I'm falling apart right in front of you. Got you see, I lose control Aš gavau bloką. when you're not next to me. Oh, I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Sveikinu! Valio. Labas. Sveiki. Tu lietuvis? Taip. Nelietuvis, tikrai toksai nelietuviško, tai dar įdomiau. Įdomu žiūrėti yra ir toksai artistiškas vaizdas yra neįprastas galbūt lietuviškai scenai, tai tą turėjau omeny. Labai. Tu man toks 20-ojo amžiaus kažkoks gyventojas. Nežinau, kaip iš kažkokio seno filmo. Aš galiu kalbėti bet ką, aš gavau bloką, priimsiu kaip komplimentą, kad esu kažkam rimta priešininkė, turbūt Benui. Aš būčiau ėmęs 100% vien dėl balso, koks jisai stiprus yra apačioj. Nu gerai, važiuojam. Tai nėra visiškai taip, kaip atrodo. Aš sąmoningai to nepadariau, nepaisant to, kad esi turbūt vienas iš labai nedaugelio. Net vienos rankos pirštų negalėčiau suskaičiuoti, gal esi trejetuke pačių geriausių, ką aš esu girdėjęs šiame sezone. Bučikas tau. Priežastis, dėl ko nesusukau, nes jau galvoju apie savo sekantį etapą, kuriuose bus dvikovos ir man reikės pastatyti kažką kartu šalia tavęs. Ir aš neturiu nieko ką pastatyti ir žinau, kad Gabrielė turi kažką panašaus ir man atrodo Jessica... Ne, nežinau, apie ką tu šneki apskritai. Kai taip žmogus dainuoja kaip tu, visiškai nesvarbu, tie kiti. Jo, bet toksai, čia tiesiog nekreip dėmesio, tai yra strategavimas, nes reikia nepamiršti, kad mes esam žaidime ir kad ir kaip baisiai tai skambėtų, bet tas žmonių ateimas, išmetimas, vis tiek tai yra tavo galvoje, ta matematika, jinai visą laiką vyksta. Bet tu esi fantastiškas, tu esi vertas būti, labai lauksiu tavo pasirodymų. Ačiū labai. Daug esu kalbėjęs apie sudedamąsias dalis. Ir kiekvienas iš mūsų skirtingas susikūręs sudedamąsias dalis, kurių ieško žmoguje. Ir faktas, kad kai mes esam nusisukę, pirmą tu turi išgirsti balsą. Ir aš laukiau iki pirmo priedainio antros pusės, kur tu išdrįsai jau paimti visus tos makaronus aukštesnius, nes pradžioje ant vieno ilgo nuėjai. Žiauriai džiaugiuosi, kad visgi dar platesnis spektras yra tavo, kad neskubėjai atidaryti iš karto nuo pat pradžių. Jaučiasi, kad
gerai pagalvota dramaturgija pasirodymo, kad po truputį viskas atsirakino ir įvyko žiedas, išsiskleidė. Tai labai sveikinu dėl to suvokimo, kaip daina apskritai gali įveikti ir kaip ir turėtų veikti, norint sudominti žmogų. Plus atsisukus, išvaizda yra labai išskirtinė ir tas visą laiką labai džiugina. Kai yra gerai dainuojantis žmogus, tu atsisuki ir tada pradedi varneles dėti darant papildomų kažkokių dalykų. Tai yra judesys, bendravimas, išvaizda, kažkoks lukas bendras ir panašiai. Tai žiauriai daug viso to yra tavyje ir ačiū tau labai, kad atėjai čia, labai džiaugiuosi, kad išdrįsai, kad esi tiesiog labai gerą pasirodymą išgirsti. Tai ačiū tau dar kartelį. Ačiū labai. Ok, visgi aš turiu sužinoti tavo vardą, nes mes čia tiek išsiplėtėm iš karto, atrodo, kovoti dėl tavęs, kad net pamiršom paklausti apskritai, kas tu toks, iš kokios tu planetos čia nusileidai pas mus. Tai esu vardu Marijanas, iš planetos esu Klaipėda, tai truputį toliau nuo Vilnius. Nežinau, kiek galiu papasakot, kad dainuoju jau ilgai, turbūt nuo pats vaikystės dainuoju visada ir visur, tai turbūt jau nervina pusė mano artimųjų, bet dėl to ir pasakė, teik čia, išsidainuok ir palik mus ramybėje, turbūt jo. Kad nenamie dainuotumą per televizorių galėtų tave žiūrėti. Tai ar aš gerai suprantu, kad tu nori ne tik čia galbūt gerai pasirodyti projekte, bet būti atlikėju, turėti savo karjerą? Jo. Ok, aš tau galiu padėti. Muziką, ar ne? Dar nelabai. Bet norėtum pradėti. Norėčiau nuo kažko pradėti, jo. Aš galiu tau padėti pradėti kurti muziką. Klausyk, tu ką tik kilometrą kalbėjai, aš net nepradėjau kalbėti. Nu, čia yra diskriminacija, absoliuti. Pirmiausiai, aš iškart pajaučiau, kad man reikia atsisukti ir vos tik pajutus paspaudžiau to mygtuką, kad neduok dievę man kažkas neuždėtų bloko ir labai džiaugiausi tą padariusi iš karto. Buvo momentas, kai atsisukau ir galvojau, kaip tu suvaldysi patį atlikimą, ar tu paimsi publiką, buvo tokia abejonė vienu metu. Bet išsirišo viskas ir tu užbaigiai užtikrintai, atrodė, kad tu pradėjai čia savo mėgautis ir pasirodė tavo kažkoks seksualumas, netgi sakyčiau, toksai atsipalaidavimas ir tiesiog mėgavimasis tuo atlikimu, ta daina ir nereali daina. Man labai tu esi kitoks, labai kitoniškas ir balsu, ir išvaizda. Ir Benas sako, čia užsienietis ir sakau, blemba, nežinau. Ir atrodo tu taip nestandartiškai. Tai aš tiesiog beprotiškai norėčiau padėti tau nulipdyti kažką iš savo karjeroje. Aš tikiuosi, kad aš tau turiu daug ką papasakot ir praktiškai užsimti su tavim ir skirti tau laiko, nes aš atėjau šitą projektą pagaliau atiduoti kitiems, nes aš jaučiuosi jau daug padarius dėl savęs ir man labai gera yra pradėti duoti kitiems žmonėms kažką, ką žinau, kad galiu duoti. Tai aš žiauriai noriu tavęs savo komandai ir tikiuosi, kad tu pasirinksi mane. Ne, pirmai atsisuk. Ką pasak? O aš tikiuosi, kad tu pasirinksi teisingai. Mane. Man čia pasakyti, ką rankos? Taip. Jo, gerai. Buvo labai daug abejonių, nes kiekvienas iš jūsų turbūt turi tą skirtingą žanrą. Ir šita daina turbūt buvo iš mano komforto lygos, kadangi aš labiau mėgstu lyrinės dainas, tačiau norėjau pradėti ir va tokias dainas, kurios mane galbūt parodytų, nes tą, ką aš dabar scenai padariau su publika, tai buvo kažkas naujo, nes kai buvo repeticijos, tai buvo labai ne taip. Bet kadangi noriu pamanyti kažką naujo, tai renkuosi Jessica. Yes. Ačiū už pasitikėjimą, tu nerealus. Ačiū. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink, visus jos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.